klubo sąnario ligos vienos dažniausios, kas liečia galinę koją. Mes susiduriam kiekvieną dieną ir problema aktuali visiems, tiek mažiems, tiek dideliems šunims. Mažiems ten vienokios problemos, dideliems šiek tiek kitokios, bet visi be išimties su jomis susiduria kiekvieną dieną praktiškai. Tai pagrindinė bėda su klubo sąnariu yra displazija, tai yra, taip paprastai pasakius, kai vienas kaulas netitinka kito. Sveikas kaulas yra tam tikros anatominės formos, tai yra šlaunikaulio galvutė, čia muliažė šita dalis, jinai turėtų būti idealiai apvali, gražaus apskritimo formos, taip gerai ir labai tiksliai ir be didesnės trinties atsistoja į gūždobę, į klubadobę, ten, kur yra sąnarys. Esant displazijai, ta šlaunikaulio galvutė praranda formą ir jinai tada jau klubadobei nestovi taip idealiai, atsiranda didesnė trintis ir atsiranda osteoartrito požymių. Tai čia muliažė galima palyginti, kad yra normali šlaunikaulio galvutė ir taip atrodo osteoartrito pažeista, jinai suplokštėjusi, aplink visur yra apaugusios papildomos kaulo ataugos. Ir tas sukelia trintį ir skausmą šuniui ir visą diskomfortą ir ligą. Tai osteoartritas yra sąnario degeneracinė liga, kuri atsiranda dėl kažkokios priežasties. Tai kaip pavyzdys šituo atveju, tai dėl displazijos, dėl to, kad šlaunikaulio galvutė neidealiai atitinka dobelę, atsiranda trintis ir per laiką išsivysto tokios ataugos. Tai ten yra problema, dėl ko taip atsitinka. Bet tokios, kad iš niekur nieko osteoartritas taip paprastai nebūna. Ar tai būdinga kažkokiom tai veislėms, ar nesvarbu? Nesvarbu, šiaip aišku, displazijos tikimybė yra daugiau didesnių veislių šunims negu mažiems. Mažiems yra kitos problemos su kraujotaka susijusios, bet osteoartritas ir displazijos dažniau pasireiškia didelių veislių šunims, kurių yra masė didesnė ir ūgis didesnis. Ar dažnos tokios operacijos, kai keičiamas? Taip. Jos yra pacientų, kuriems tą reikia daryti, yra daug. Tai mes jas atliekam, Lietuvoje jos dar tik tais pati pradžia šitom procedūrom, jų nėra atliekama taip reguliariai, kaip kad, tarkim, kažkokios kitos, bet užsienį tai taip yra kasdieninė operacija. Nes klubo sąnario ligų gydymas jis yra labai apribotas. Dėl to, kad jeigu kaulas jau praranda savo anatominę struktūrą, jisai nebėra tokios formos, kokios turėtų būti, tai nėra galimybių jį atkurti, kad jisai atitiktų, tarkim, klubadobę arba panaikinti trintį tarp tų apaugusių osteofitų, tų ataugėlių. Tai gydymas dėl to yra labai komplikuotas, o klubo sąnario protezavimas, keitimas, jisai praktiškai sprendžia problemą dėl to, kad dingsta ta nekongruencija, nevienodumas tarp vieno ir kito kaulo ir dėl to dingsta diskomfortas ir funkcija kojos yra daug geresnė negu gydant kitais metodais, kuomet ten paliekama visi tie pakitimai ir gydoma tik tai simptomai. Po operacijos, kiek kokybišką gyvenimą toliau gali gyventi šuo, nes turint omenyje, kad šunys yra iš esmės aktyvūs. Jo, tai šiaip labai grįžta jie visiškai atsistato pilnai, taip realiai pajėgu būtų protezuoti, sulyginti du šunis, kuriam protezuoti būtų klubo sąnariai ir sveika, neįmanoma atskirti. Nes diskomforto nekelia dėl to, kad pašalinama priežastis, kuris sukelia skausmą. Tai čia tuom ta procedūra ir skiriasi nuo visų kitų gydymų, dėl kurių ten simptomai vis tiek vienokie kitokie išlieka. Tai mes kiek susiduriam, tai mes nematom požymių, kad šuo jaustų kažkokį diskomfortą. Jis ir toleruoja krūvį, ir aktyvus, ir laksto nėra, kad guli arba sunkiai atsikelia ir panašus simptomai. Ir šeimininkams, kaip atpažinti galbūt, kad augintinis jau susiduria su kažkokiom tai problemom, kurios gali byloti apie šią indikaciją? Tai kaip visada, visoms lygoms yra geriausia jas užkirstų kelią. Tai klubo displazija, tas pagrindinė problema, dėl ko paskui gali reikėti šitos procedūros,
pradeda vystytis, kai gyvūnas yra jaunas, dar ten 6-9 mėnesių. Tai jeigu šuo tokio amžiaus susiduria su kažkokia tai problema, tai su galinėmis kojos, tarkim, sunkiai atsistoja, ten einant šuoliuoja kaip zuikis, nėra, kad atliktų žingsnius stovi ant vienos pusės arba sėdi ant uodegos, ne ant kojų. Tai jeigu yra kažkokių įtarimų, yra geriau visada anksčiau diagnozuoti, padaryti tyrimus, ten ir rentgenologinį tyrimą, kaip pavyzdys, ir išsiaiškinti, ar ta problema yra ar ne. Kuomet jau išsivysto displazija ir yra sunkaus laipsnio, tai tie simptomai paprastai gana lengvai pastebimi dėl to, kad atrofuojasi raumenynas galinių kojų, gyvūnas akivaizdžiai šlubuoja, jo galinių kojų žingsniai būna labai trumpi, taip trypčioja daugiau vietoj, paeina, šiek tiek atsisėda, jam reikia greičiau pavargšta, reikia dažniau pailsėti. Tai taip įmanoma atskirti.